Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoje bibliotekoje vyko VŠ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis direktoriaus Dariaus Liutiko knygos Siaurasis geležinkelis Lietuvoje – Anykščių ir Panevėžio siaurukas pristatymas. Anykščiuose pristatėme knygą apie Lietuvos siaurojo geležinkelio istoriją, siaurojo geležinkelio paveldą. Ir iš tikrųjų tai yra mano knyga skirta siaurojo geležinkelio 125 metų jubiliejui Lietuvoje. Knyga apie siaurąjį geležinkelį, apie Anykščių ir Panevėžio krašto istoriją, daug iliustracijų, daug nuotraukų, daug nuotykių apie siauruką Lietuvoje. Tai skaitome ir švenčiame 125 metų siauruko istoriją. Knygos pristatyme dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jurgita Banienė bei Antano Baranausko ir Antano Vienuolio memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Su siauruku tikrai yra daug prisiminimų, nes pati esu anykštėnė, tai ir geležinkelio tiltas, ir maudynių vieta, ir paskui kolektyvo įvairios šventės ir išvykos. Bet iš tiesų, ką dabar, kas man pirma mintis atėjo, koks prisiminimas iš paauglystės mano, tai kai aš buvau kokioje ten 8-9 klasėje, mūsų klasė labai norėjo eiti į žygį. Ir nežinau tiksliai dabar, kas tą žygį organizavo, bet tas žygis buvo į Rubikius ir siauruko bėgiais. Tai žinau, į priekį mes visi labai džiugiai nuėjom, bet atgal po nakvynės kvietėmės tėvelius. Direktorius daktaras Darius Liutikas tikrai padarė išskirtinį darbą, kadangi šalia vadovavimo skirti laiką, surinkti, tai susisteminti medžiagai apie siaurąjį geležinkelį, tai yra tikrai fenomenalu. Ir svarbiausia, kad tikrai daugiau nei 500 įvairiausių iliustracijų, nuo atvirlaiškių iki nuotraukų, brėžinių, tai irgi begaliniai sustiprina knygos vertę. Ir tikrai dabar bus žymiai lengviau ir muziejuje lankytojai, kai atvažiuoja, jiem labai įdomu konkreti vietovė, iš kurios jie atvažiavę, kaip su siauruku, ar jie susijus ar ne. Ir čia tiesiog, iškart pagal turinį matysis. Ir tai tikiuosi, kad šitaip ir atsiras ne vienas žmogus, kuris norės tą knygą nusipirkti, o jeigu ir ne, tai bent jau jis tada tikrai jau internete pradės ieškoti. Tai irgi bus paskata. Tai tikrai nuostabu. Prisiminimais apie siauruką mielai dalinosi ir kiti renginio dalyviai. Prisiminimų tikrai turiu, tokie labai asmeniški, nes vaikystėje kartu su tėvais neturėjom savo transporto, tai kartu su tėvais siauruku važiuodama iki Rubikio ežero maudytis ir po to grįždavome. Tai, žodžiu, tikrai toksai šviesus, šiltas prisiminimas, ta kelionė kartu su šeima. Dar ir studijų metais šiek tiek važinėdavau, nes mokiausi kurį laiką Telšiuose, tai grįždavau pro Panevėžį kai kada ir tuo laiku vienintelė transporto priemonė į Anykščius būdavo siaurukas. Tai kaip sakė, kiek ten laiko važiuodavo, tai tikrai, jei neklystu, 3,5 valandos nuo Panevėžio iki Anykščių teko pavažiuoti siauruku. Ir vieną kartą net įlipti jau į važiuojantį siauruką, nes vėlavau tiesiog. Tai tokie prisiminimai, visada jie tokie kažkuo labai šilti ir šiek tiek ir tokie turi tokio džiaugsmo ir tokio kažkiek ir juokinga kartais prisiminus tam tikras akimirkas. Naujoje Dariaus Liutiko knygoje pateikiama geležinkelio ir siaurojo geležinkelio Lietuvoje istorija, supažindinama su skirtingose Lietuvos vietos ir skirtingais periodais veikusiamis siaurojo geležinkelio linijomis. Knyga gausiai iliustruota istorinėmis ir dabarties akimirkas pristatančiomis nuotraukomis.